biškai pakeisti. Čia greičio. O jūs čia mokat visi? Taip, mes. Ar čia aišku nori čia sekti, kad daugiau atrodo? Kodas vasario 16, Donelaičio 16 ir 16 valanda. Čia daugiau, aš tai sakyčiau, toks vos ne fluxus reiškinys Kaune šita paroda yra. Jo, Kauno miestelėje labai taip apgailėtinai kažkaip su tom parodom, man atrodo čia. Tai yra labai demokratiška paroda, be cenzūros. Su anarchijos prieskoniu. Yra tik tai ta riba, kad tai profesionalas dailininkas būtų ir kad darbas būtų pernai metų. Ai, be profesionalų jos nelabai mėgsta. Bet va šiandien matau šitą didelę šventę, tiesą pasakius, aš pirmas syk uždarime esu, nes atėjau tik todėl, kad įsteigiau irgi prizus, noriu įtakoti meno istoriją. Tarkim, man teko vedžioti savo mokinius iš dailės mokyklos po šitą parodą ir teko man ganėtinai paplušėti, pašnekėti apie tai, kas čia vyksta. Gal net pasaulyje, kur gero, vienintelė tokia paroda, kur visi gali atnešti. Fainai, kodėl ne? Kodėl ne? 17 kartą vasario 16 kauniečiai renka geriausią metų kūrinį. Parodai savo darbus pateikė kaip niekada daug – 121 menininkas. Ko gero, niekur Lietuvoje nepamatysi tokio didelio būrio menininkų vienoje erdvėje ir kūrinių, kurie niekaip tarpusavyje nesusiję. Nuo gatvės huliganizmo iki ryškės spalvių, bet nieko nesakančių natiurmortų. Aš ne žmogus, aš vampyras. Nu tai, bet matot, mes turėtume pereiti į kitas sales galbūt. Tai būna labai sudėtinga sukabinti šitą potvinį. Potvinį, tiesiog strautą, galima ir įžeidžiai sakyti ir turgų, galima sakyti elitą, kaip nori, kaip pavadinsi, taip nepaganinsi. Bet tai yra tikrai, matyt, daugiausia sutraukianti paroda lankytojų mūsų galerijoje ir aš manau, kad tai pasiteisina. Mes taip jaukinam tautą prie meno. Matote, čia vis tiek yra ta paroda tokia, čia neša kas ką nori, nėra jokios atrankos. Va, pavyzdžiui, čia irgi viena mūsų Dailės akademijos tik baigusi Latvytė, matau, ir premiją kažkokią gavusi yra, jinai iš kelionių. Važiuok, dabar galit tik šitą vieną parodyti, šitą vienutį. Nors čia yra ciklas, bet geriausias iš jų yra šitas. Va tai yra maža, tai yra talpu, tai yra be galo modernu, nes jau niekas taip nebetapo. Jeigu atvirai pasakius, niekas nenustebins. Nu, aš nenoriu vinioti, taip sakant. Nu, tikrai nėra nei kraštutinės kažkokios tai rizikos dalykų, sakysim, kažkokių tokių, kaip sakiau, progresyvių, kitai momentų, sakysim. Gal kita vertus, tai su minuso ženklu nustebino eilės žmonių, reiškia, toks labai neadekvatus mąstymas apie save, kas tai yra mano geriausias darbas, kas aš esu šitam kontekste. Tai prasme, tai va šitas mane nustebino. Čia turbūt šitą istoriją apie aną žinote jau. Čia tokia ne visai padori istorija, aš čia galvoju, gal nereikėtų, net čia tik laikraščiai rašo. Ten autorius grįždamas iš Vilniaus ar autobusų stotybėje jam pasiūlė, ten kaina yra ar 14, man atrodo, 14 eurų su 50 centų kažkokias seksualinės paslaugas. Jo. Kaip čiulpinuką. Ir jis padarė, taip, nustebintas tokių teikiamų paslaugų, grįžtant namo į Kauną, va tokį darbą pririnkęs. Kaip sako, kiekvienas yra menininkas, bet ne visi tai žino. Gal nereikia prarasti humoro jausmo. Šitą galim biškį patraukti, oi. Va šitą be to, galit iš tos pusės. Ne, kad šito nesimatytų, žiūrėkit, iš čia reikia fotkyti. Viskas, ką aš sakiau, lakoniška forma, talpi, čia yra kosmosas riešų tokia valia ir be galo dvasinga, šilta, su viltim, be agresijos, nu net ir tragediją aš nieko prieš tragizmą neturiu, bet agresija ir pyktis aš nežinau, aš pavargau. Einam dar. O aš asmeniškai savo balsą atidaviau už mano mėgiamą skulptorių vieną. Nu, visokių ir Naglio, pavyzdžiui, šitas prisiminimas apie Maroko apelsinus, kurį mes atsimenam, ir labai popsinis ir šiuolaikinis.
šitas kūrinys atkreipė ir mūsų, ir ne mūsų dėmesį. Aš jau sakiau, aš kaip nominantų ieškojau kaip Kolumbas naujų žemių. Mane nustebinti jau yra sunku. Aš 40 metų su teptukais ir 10 metų muziejai. Ir aš ieškojau, kas mane nustebintų. Ir ne dydžiu, ir ne agresija, ir ne riksmu ar šauksmu. Aš ieškojau mažo formato, talpaus ir šilto. Striogą gavo dėl to, kad labai nustebino. Tokių intimių, nedidukų medžio, švelnaus medžio, jaukaus medžio kūrinių autorius taiga trenkė betoninį. Ir užtat pasakėm, kad labai stipros emocijos sunkios. Na, pavyzdžiui, šitas šmaikštus yra bareljefas, inksto formos. Ja. Jisai kaip skulptorius, kaip mėgsta truputėlį taip lengvai su ironija pajuokauti. Taip ištikimas ir labai linksmai nuteikia. Šitas. Mes atkreipėm dėmesį į Moniką Adomavičiūtę, kad jin pasirodė naujas toks vardas ir tapyba ir įdomi. Va. Jokio, nežinau, dirbtinio modernizmo, jokio dirbtinio atradimų ieškojimų, nežinau, jokio numaidymosi nėra. Pakuotė patogioms mintims, pusė galvos atspausta, negatyvas ar ne, bet galim uždaryti ir saugoti. Super. O mano, va ten ant kampelio kažkur toj čia turi būti, kurį balsavau, sakykim. Čia gal negalim tai daryti, bet pačiupinėk, Jurgė, pažiūrėk, kaip čia jautriai padarytas gražiai. Čia jis savo pasidarė kavai gert stalelį prie to. Šitas tapyba po vandeniu. Nėra buvę dar tapybos po vandeniu. Ne, nepastebėt, kad po vandeniu. Tai jau čia daugiau kaip mėnuo vanduo. Čia turėtų, prie Jordano, ne? Čia kur čia vyko krikštas, turėtų tekėti, taip. Bet netoli Nemunas teka, taip. Čia tai stovintis vanduo, daugiau mėnuo kaip stovi. Ir nieko, laikosi tapyba. Matot? Nu, todėl turbūt, kad Jonas Krikštytojas krikštija Kristų, čia šventas vanduo yra ir jisai pasirodo turi stulbinančių galių, tapybai nieko neatsitiko. Kauniečiai, žinokit, priprato. Priprato laukti, kad pamatys apžvalgą. Va tokia apžvalga. Geriausiu tituluotas sieninės tapybos kūrinys Urmo geležinkelio stotis. Autoriai Jūratė Kluonė, Antonas Kaliuška, Edgaras Grušnys, Kšištofas Čitirkovskis, Tadas Šimkus, Žygimantas Amelinas, Ieva Voroneckytė ir Vytenis Jakas.